Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. 1912 m. spalio 14 d. po 8 val. Vakaro tuometinis kandidatas į JAV prezidentus Theodoras Rooseveltas išėjo iš Gilpatrick viešbučio Milvokyje, kur turėjo įsėsti į automobilį ir juo važiuoti į susitikimą su rinkėjais. Theodoras Rooseveltas po 4 metų pertraukos trečią kartą norėjo tapti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu. Iš viešbučio Theodoras Rooseveltas išėjo vidinėje švarko kišenėje įsikišęs 50 puslapių storio kalbą, kurią jis ketino sakyti susitikime su rinkėjais. 50 puslapių buvo perlenkti pusiau. Prieš įsėdant į automobilį, jis stabtelėjo pamojuoti susirinkusiai miniai žmonių. Tačiau netrukus už kelių metrų nuo jo stovintis vyras įsitraukė ginklą ir šovė Rooseveltui tiesiai į krūtinę. Į Rooseveltą šovęs vyras netrukus buvo sulaikytas. Rooseveltas buvo patyręs medžiotojas. Jis pirštu prilietė savo lūpą, kad patikrintų, ar nekraujuoja per burną. Įsitikinęs, jog taip nėra, jis padarė išvadą, jog kulka nepataikė į plaučius. Todėl jis nusprendė vykti į susitikimą su rinkėjais ir pasakyti savo kalbą. Nuvykus į auditoriją, kandidato į prezidentus būklę patikrino 3 gydytojai. Jie pamatė, jog kulką sulėtino minėta 50 puslapių storio kalba, tačiau krūtinėje vis tiek buvo matoma nedidelė skylė. Prieš Roosevelto kalbą scenoje pasirodė apsaugos darbuotojas, kuris papasakojo susirinkusiems rinkėjams apie incidentą. Žmonės ėmė šaukti, jog tai yra melas ir įsigalvojimas. Tačiau minia netrukus nuščiuvo, kuomet į sceną užlipo pats Rooseveltas, kuris parodė kruvinus marškinius ir skylę 50 lapų kalboje. Jis paaiškino, jog ką tik buvo pašautas, tačiau patikino, kad jo esą taip lengvai nepribaigsi. Rooseveltas kalbėjo lėtai, tačiau užtikrintai. Praėjus pusvalandžiui prie jo priėjo rinkimų kampanijos vadybininkas ir paklausė, ar kandidatas į prezidentus jaučiasi gerai. Rooseveltas dar kartą patikino rinkėjus, jog jaučiasi gerai ir kalbą pabaigė dar po 50 minučių. Po kalbos Rooseveltas nuvyko į ligoninę. Ten jį peršvietė rentgenu. Paaiškėjo, jog kulka įstrigo į šonkaulį. Rooseveltas netrukus atnaujino savo kampaniją. Tačiau lapkričio 5 dieną Rooseveltas pralaimėjo rinkimus, nes rinkėjai pasirinko kitą kandidatą. Ačiū žiūrėjusiems! Visas neįtikėtinų faktų laidas rasite internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook'e.